Mūsų dukra visą laiką buvo tokia rami, gera, kaip aš sakau, mergaitė, geras vaikas, jokių rūpesčių nekėlė ir kai pradėjo eiti į mokyklą, keista buvo, kad negrįžus iš mokyklos nieko nepasakodavo, nieko nekalbėdavo, paskui prasidėjo ir su mokslais tokios šiek tiek pauzės, negeri tokie dalykai ir aš pradėjau galvoti, kad trūksta kažko vaikui, reikia pagalbos ir per socialinius tinklus radau brendžimą. Labai geras, tik labai sujaudino vienas dalykas šitas testo aptarimas, nes iš tikrųjų, ką sakė, viskas kaip į 10-tuką buvo, tikrai apie Mortą ir aš net keistai jaučiaus, galvoju, kaip taip gali būti, kad taip viską tiesiog vaiko nepažįsta, pirmą kartą mato, o taip viską tiksliai pasako. Daugiausia neramino ir kėlė iššūkių tai, kad Morta buvo labai tokia nesavarankiška, jinai nieko pati neplanuodavo, už ją viską reikėdavo eik pamokas daryti, gerai, eik į būrelį, gerai, bet jinai pati nesiorientuodavo savo darbotvarkai, dienotvarkai, tai jai reikdavo visą laiką nurodyti, jinai vykdydavo tos nurodymus, bet pati nei atsakomybės lyg tai neprisiimdavo ir toks, sakau, geras vaikas, toks robotukas, tarsi viskas tvarkoj, padarysiu, ką reikia, bet ką daryti reikia, aš kaip ir nežinau. Pirmą kartą buvo taip atėjus ir nejauku šiek tiek, ir įdomu, kas čia vyksta. Tu labiau toks atrodo vaiką paėmė iš tavęs, nuvedė, tu čia lieki kažkur laukti. Bet iš tikrųjų atmosfera tokia labai rami, labai maloni, labai malonūs treneriai, kurie buvo. Pirmi pokyčiai pakankamai greitai, gal sakykime, po mėnesio jau buvo galima matyti, Morta keičiasi. Pats vaiko ilgesys toks šiek tiek jis pasikeitė, jinai pradėjo šiek tiek būti atvidesnė, lyg tai kalbėti, bandyti kažką pasakot, klaust, domėtis aplinką, ko anksčiau nebūdavo. Morta pradėjo pati būti atsakinga už savo laiką. Tai yra, jinai jau dabar, tarkim, iš vis buvo toks iššūkis grįžtant namo, vaiko nėra, kas neįprasta, kad be jokio pasakymo, priminimo, jinai parašo raštelį. Aš išėjau į meno mokyklą tėvams nuo Mortos. Tai buvo toks, kad jinai jau planuoja savo laiką, pati už save atsakinga, pati pamokas pradėjo daryti, pati ir kuprinė susideda ir atrodo, kad taip ir buvo lyg tai, atrodo, pradžių ir nebuvo tokių iššūkių, kad Morta kažko negali, nemoka. Taip, iš tikrųjų pastebėjom tie pokyčiai, ypač su anglų kalba buvo labai ryškus, vaikas atrado su trenere bendraudamas tą anglų kalbą kaip tokią malonų dalyką, nes prieš tai tos anglų kalbos nemėgo ir sakė, kad nekenčiu. Tai lietuvių kalba irgi knygas skaityti labiau ėmėsi, supras daugiau, kas ten yra per teksto suvokimo užduotis, jinai rodė, kad tikrai ir prisimena, ir žino, kas kaip yra. Matematika irgi labai ypač daugybė dalybė, kas atrodo kaip tik turėtų būti sunkiau vaikui, jai kaip per sviestą eidavo. Žaidimai, bet čia rimti žaidimai. Iš tikrųjų, jeigu vaikui patinka, jis per žaidimus labai daug išmoksta. Tai čia sunkus dalykai atliekami per žaidimus, tai reikia džiaugtis, kad galime per žaidimus pasiekti tokių rezultatų. Aš tai tikrai visiems palinkėčiau tokių žaidimų kuo daugiau gyvenime. Tas ir buvo labai keista, kad po to, ką aš pats patyriau, klausimas, ar aš taip norėčiau, o jinai su labai dideliu noru tų treniruočių laukdavo ir per 3 kartus per savaitę niekad jinai nepasakė, kad daugiau nenoriu, kad aš pavargau, kad man neįdomu. Jinai kaip tik grįždavo iš mokyklos, labai su tokio optimizmo, energija laukdavo šitų pamokų. Brendžimas tapo, sakykime, mūsų šeimos dalis ir čia jautiesi atvažiavęs kaip į šeimą ir tas mokymasis, čia sako treniruotės, nemokymasis, iš tikrųjų toks privertė permastyti ir apie vaiko ugdymąsi savarankišką, kaip ir reiktų suplanuotą dieną, kad jinai galėtų pati treniruotis toliau, skatint, kad jinai neužsimirštų. Brendžimas atvėrė duris, į tokią laisvę, kad vaikas neturi gauti kažkokių tai bausmių, kažkaip su juo darytas veiklas, kurios jam nepatinka per prievartą, nes pasirodo, kad viską galima pasiekti labai paprastai per tą patį žaidimą, tik ilgesnio darbo dėka ir rezultatai tai parodo, kad tai veikia. Tai tas iš tikrųjų naujas toks atradimas, šitas metodas, kad Lietuvoje dar yra pakankamai mažai žinomas. Tai norėtųsi, kad jį daugiau atrastų tėvai.